Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Realybės šou Aš ralistas kulminacija. Pirmas tikras ralis. Štai čia ir išaiškės, ar teisingai buvo išrinktas mūsų nugalėtojas, ar pateisins jis ralio talento vardą, ar nenuvils Nordis Racing Team komandos, ar komanda jo nenuvils. Taigi, Orlen Rally 2023, pirmasis šių metų Lietuvos ralio čempionato etapas, surengtas gegužės viduryje, Mažeikiuose. Viskas prasideda čia. Prasideda. Taip, pirmas Larčo ralis man. Labai smagu. Taip. Jaudinėsi? Yra jauduliukas, vis tiek normalu prieš kiekvienas varžybas toks. Bet, susitvarkysiu, viskas gerai. Aš tikrai nesilyginsiu, nesiplėšysiu, nežiūrėsiu rezultato, rezultatas bus finiše. Tai reikia pirmą finišuoti, toks tikslas būtų šio ralio. Konkurencija čia bus labai didelė, net 72 ekipažai išsirikiavo prie starto linijos, ne tik iš Lietuvos. Atvyko vienas automobilis net iš Italijos. Tačiau daugiausia kaimynai – 5 Latvijos ekipažai, 7 iš Lenkijos, 1 iš Ukrainos ir 2 estiški. Intrigą padidinti žada ir naujai atsiradusi klasė N5 ir N5+. Tai daugmaž vienoda technika pilotuojantys sportininkai tik su skirtingais kėbulais. Taip lietuviškame ralyje atsirado itin moderniai atrodantys Renault Clio, Hyundai i20, Citroen C3. Šie automobiliai ne tik greiti ir konkurencingi, bet ir puošia visą ralio rikiuotę. Šiame ralyje jų buvo 10, tačiau jau nuo kito etapo žadama, kad prisijungs dar keletas. Taigi, dar viena itin gausi ir konkurencinga klasė ir svarbiausia – greita. Šių metų Orlen ralis, nepaisant, kad iš Viekšnių persikėlė į didesnį miestą Mažeikius, vyko vis tiek neblogai pažįstamose vietose nuolatiniams ralio lenktynininkams. Šiemet jį sudarė net 14 greičio ruožų, tačiau visi jie buvo gan trumpi. Bendras ralio greičio ruožų ilgis vos 102 km. Tačiau tai nereiškia, kad bus lengva. Greičio ruožai itin greiti ir nemažai klastingų vietų. Susirašyti buvo, per kairį petį, ganėtinai tikrai lengva. Greičio ruožai labai tiesus, labai bus daug greičių, sakyčiau taip. Ir bus daug provėžų? Bus provėžų. Vietom smėlis, tai ten bus išsimalę žiauriai. Gerai buvo nusiteikę prieš pirmą sezono ralį lyderiai. Nuotaikos puikios, greičio ruožai daugmaž pažįstami. Ir jeigu vieni sako, kad šitas ralis yra greitkelių ralis, kai kurie buvo visai kitokios nuomonės. Praėjusių metų Lietuvos ralio čempionato nugalėtojas Dominikas Butvilas pirmame etape nedalyvavo ir panašu, kad Lietuvoje bus naujas ralio čempionas. Ir tai tik didina intrigą ir žinoma, didina apetitą tiems, kuriems nugalėti nepasisekė pernai. Be Dominiko vienas iš pretendentų į lietuviško ralio karūną – Giedrius Notkus. Giedrius niekada nepraranda geros nuotaikos, nors jautėsi kaip tikras studentas, kuriam, kaip visada, pritrūksta paskutinės nakties. Nespėjome į tą sezoną, labai vėluojame tą traukinį, bet iššokom tiek aš, tiek Jonas į paskutinį tą vagoną. Ir galbūt trūkumas tų pačių testų prieš sezoną šiek tiek neramina prieš startą, nes nesijaučiu labai užtikrintai. Bet teko dalyvauti vienose varžybėlėse, kaip ir tempas mūsų kyla, auga, tai tikiuosi šiame ralyje galbūt ne iš pradžių, bet į antrą ralio dalį pradėsime gazuoti ir parodysime vėl savo galimybės ir savo potencialo greitį. Dar vienas realus pretendentas į Lietuvos ralio čempionus, bendroje ralio įskaitoje dar neturintis čempiono titulo – Martynas Samsonas. Jeigu ten mažiau posūkių visokių, tai tu ant tų kelių posūkių turi jau išlošti. Ne iš ten 30 posūkių grožę, bet iš 5. Ta prasme, vėl čia sudėtingumo savo irgi yra. Gerai nusiteikęs Vladas Jurkevičius, nors praėjusiais metais šiame ralyje jis patyrė labai didelę avariją. Kažkokia kitokia nuotaika dabar negu praeitam sezone. Praeitam sezone buvo tokia, čia reikia užkariauti pasaulį, varyt, pušint, dabar tokia labiau enjoyant reikia. Ir, bet kol kas, šikdaunė ir panašiai, manau, kad
gal net dar geriau gaunasi, kažkaip taip jaučiu dabar žymiai mažiau spaudimo ant savęs tiesiog. Nelieka įtampos. Jo, tai vat kol kas tos įtampos nejaučiu ir manau, kad, tikiuosi tas padės. Pakalbinom ir naujos klasės N5 atstovus. Čia kiek netikėtai atsirado ir lietuviško ralio veteranas Ramūnas Čepkauskas. Viskas, kaip sako Ramūnas, atsirado ekspromtu. Tai gimė ekspromtum, nes Darius Besevičius turi šitą automobilį, Visaginė pasiūlė pavažiuoti, pavažiavau, gavau tą, ko man trūko, Micė visą laiką, to gero drivo, kaip sakant, to tikslaus pasukimo, stabdymo ir tiesiog, tai biškių įsikūrė veiksmas. Aišku, pasimatavau su kolektyvu, neslėpsiu, gal aš čia jau žinai, bet viskas gerai, galim lenktyniauti, tai dar su Tomuku nusprendėm pavažiuoti ir tą pirmą etapą. N5 klasėje atsidūrė ir vienas iš lietuviško ralio lyderių tarp 2 ratais varomų automobilių – Rokas Stepanavičius. Aišku, grumtis važiuojant su BMW beveik nebuvo su kuo, ten konkurentas vos vienas kitas, o čia prašom iš karto 10 automobilių. BMW šiek tiek pabodo, bet aš nesakau, kad ten neįdomu, ten brutal, kaip aš sakau, bet norisi išbandyti gyvenimą ir 4 vedamais automobilį. Tiesiog taip matyt gyvenimas suvedė, kad su jam, su Dovydu ir radom bendrą kalbą ir tiesiog susėdom ir nusprendėm, kad mums to reikia. Nedaug kas šiame ralyje tikėjosi prie starto linijos pamatyti Joną Sluckų. Praėjusių metų čempionato paskutinėse lenktynėse jis patyrė skaudžią avariją. Tiek skaudžią, kad jo Fabijos variklis tiesiog išlėkė iš automobilio ir liko gulėti ant kelio. Tačiau Jonas netikėtai pats savo susitvarkė mašiną ir vis dėlto stojo į startą. Aš kažkaip tai su Giedrium Notkom susiginčiau ir sakom, ar tai įmanoma ar ne, mes būsim optimistai iki galo ir pabandysim tai padaryti. Tai labai norėčiau pradžiai padėkoti komandai savo mechanikam, kurie negailėdami jėgų dirbo net ne 1 parą ir ne 2 prie šitos mašinos, be poilsio. Tikrai jie sukūrė mažą stebuklą. Ir lygiai taip pat visiems tiekėjams, kurie negailėjo jėgų, naktį atrašinėdavo e-mailus, organizuodavo siuntas. Aš nežinau, kaip tai pavyko, bet po velnių tai pavyko. Pirmą ralio dieną buvo surengti tik 2 greičio ruožai, kurie nieko per daug nelėmė. Tačiau iš karto po jų paaiškėjo ir kas yra kas. Didžiulę paraišką į pergalę iškart pateikė Martynas Samsonas ir Ervinas Nitkas. Jau pirmajame greičio ruože, kurio ilgis buvo vos 8 km, jie net 12 sekundžių įvežė Vladui Jurkevičiui, kuris liko antras. Antrą kartą tą patį greičio ruožą dėl didelių kelio dulkių organizatoriai leido startuoti sportininkams kas 2 minutės. Bet konkurentams tai nepadėjo ir vėl greičiausias buvo Martynas Samsonas. Taigi po pirmos lenktynių dienos jo pranašumas prieš Vladą, kuris kol kas buvo antras, jau siekė daugiau kaip 12 sekundžių. Jam padėjo ir tai, kad startavo pirmas. Nors sakoma, kad pirmam startuoti yra blogas kelias ir blogas sukibimas, tačiau svarbiausia šiame ralyje visai kas kita. Martyno visai nekankino dulkės, tuo tarpu kiti nuo jų labai kentėjo. Martynai, viskas tvarko apie pirmos dienos? Pirmam nėra dulka? Ne, gerai viskas, tai mums gal per gerai, bet yra, ką žinau. Nežinau, važiuojam gerai viskas. Be jokių problemų? Be jokių, berniokai gerai, mašinas padaryta kaip laikrodis. Iš vis kaifas važiuoti šiaip. Bet rytoj ir vėl bus neblogai pirmam važiuoti, jeigu vėl tiek dulkių. Tai aš iš vis galvos nesuku, aš galiu ir 10 važiuoti, ir 20, ir 1. Čia, ką žinau, ką čia daug gali prišnekėti, kaip vieną dieną taip, kitą dieną taip, tai ralis tas ir yra, važiuoji lyja, pirmas važiuoja pirmas. Pirmam mes antrų kartų 6 sekundės, gal daugiau negu 6 pagerinam, bet važiavom identiškai, ta prasme, nieko, tai kelias, tai prasme, irgi valosi. Bet tai čia, ką žinau. Viskas gerai? Ne, aš ten labai suprantu, važiuoja kaip važiuoja, kaip bus matysim. Giedrius Notkus antrajame greičio ruože prisidirbo, kaip liaudis sako, lygioje vietoje. Gavo 10 sekundžių baudą už falstartą ir nukrito į 3 vietą, bet nuo Samsono jis atsilikinėjo jau labai daug, daugiau kaip 40 sekundžių. Giedriu, kaip? Kaip, dulkina, pasidulkinam, iš tikrųjų senai tokiose dulkėse nevažiavau.
Sienos stovėjo ne kartą ar ne du ir teko atleisti greičio pedalą, ko pasiekoje gavome nuo Martyno beveik pusę minutės, tai kaip ir dėl pirmos vietos, manau, viskas čia prasisprendė. O antrą kartą startuojant dar padariau ir falstartą, taigi šiandien dienos įvykiai nekokie. Tikėsimės, kad rytoj seksis geriau. Bet antram greičio ruože, kai kas 2 minutės leido, tai jau buvo geriau, ar ne? Jo, kad ir buvo kartais dulkių, bet jos buvo tokios skaidresnės, permatomos ir tu kažkokios kontūrus galėjai matyti. Nes buvo, pirmą kartą važiuojant buvo tokių atvejų, kai nežinai, tu važiuoji ar keliu, ar šalia kelio, nes siena ir viskas, aklina, nieko nesimatė. Tai iš tikrųjų buvo labai sudėtinga naviguoti. Pirmą dieną smarkiai nustebino ir mūsų jaunasis talentas. Ką ten nustebino, gal greičiau šokiravo. Pravažiavus pirmus 2 greičio ruožus, Markas Buteikis tarp 72 dalyvių užėmė 22 vietą. Ir svarbiausia, už savo nugaros paliko visus klasės konkurentus. BMW Cup įskaitoje Nordis Racing Team lenktynininkas buvo pirmas. Na gerai, reikia būti objektyviems. Viename greičio ruože jam pasisekė, nes jau greičio ruožo pradžioje avariją patyrė prieš jį startavęs sportininkas ir Markui teko šiek tiek mažiau dulkių. Tačiau vis tiek tai yra neįtikėtinas greitis. Markas pirmajame greičio ruože tarp visų dalyvių parodė absoliučiai 11 rezultatą. Už savo nugaros palikęs visą būrį gerokai galingesniais automobiliais lenktyniaujančių sportininkų. Štai čia tai tikras netikėtumas. Tai nepaisant to, kad jau pirmame greičio ruože Markas susidūrė su netikėtomis techninėmis problemomis. Sekėsi gerai, rezultatai sąlyginai geri, sakyčiau. Iškrito lyderis mūsų klasės, ne lyderis, bet tikrai konkurencingas vairuotojas, tai tiesiog dabar nežinau. O prieš startą pajaučiau, kad kai stabdau kairę koją ir vienu kartą gazuoju, nujunginėja variklį. Lindau po panelę, bandžiau traukti varlytę stabdžių, tada gazas neveikia, kai ištraukiau, atgal įkišau, tada dar kartą jau visiškai visą varlytę nebefiškę traukiau, klaudus mane laikiau už kojų, tai jau pakabinės, kad nepalyščiau aš ten po panelę ir nelykčiau, žodžiu, su nuotykiais, tai nežinau, su geru rezultatu laukiam rytoj. Kaip pirmas greičio ruožas? Gavosi tau toks didesnis tarpas, mažiau dulkių, ar ne? Ne, dulkių žiauriai daug turėjom, stenogramą labai pavyko susirašyti. Kai susirašinėjom stenogramą, irgi prieš mus važiavo mašina kažkokia, Giedrius Notkus man. Ir mums labai pridulkino, tai rašiau stenogramą tai, ką mačiau per dulkės ir labai tai padėjo šiandien. Tai. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Deja, antrą ralio dieną Marką ir toliau persekiojo visokios bėdos. Pradėjo gesti sankabą, teko ją keisti įpusėjus raliui. Toks netikėtas gedimas, juk automobilis buvo paruoštas naujam ralio sezonui. Tačiau toks jau tas automobilių sportas, kaip sako ralistai, metalui neįsakysi. Kada norės, tada ir suges. Dabar keičiam sankabą su dėžė, tai šiaip nežinau, važiuojasi gerai. Nesukabina sankabos ir gaunas taip, kad aš ją daminu, bet bėgi labai negaliu grūst, tai daužau dėžę, tai ir dar prie to tikrumą dar dėžę pakeisiu. Tai šiaip važiuojasi neblogai tikrai, klasėje esam pirmi kol kas. 25 sekundžių tarpas nuo antros vietos. Tai dabar išsilaikyti iki finišo tokiu pačiu tempu, nieko nebandyti rodinėti čia ir tiesiog bandyti finišuoti. Deja, viskas gerai tęsiasi lygiai dar pusę greičio ruožo. Gal tos techninės bėdelės, o gal tiesiog didelė atsakomybė lėmė tai, kad jau 9-ajame greičio ruože mūsų talentas patyrė pirmą savo gyvenimo stogą. O juk ėjosi viskas taip gerai. Pirmas klasėje, pusę minutės persvara prieš artimiausią konkurentą. Teliko atsilaikyti 6 greičio ruožus, tačiau nelemta klaida ir štai. Kelma! Oi! Eik! Gavosi kaip gavosi. Dar kartą patvirtina, kad ralis yra žiauriai įdomus sportas. Tai toks, kaip ir kalbėjau su tėčiu, akimirkom. Ralį skaičiuoju akimirkom, nes realiai
kiekviena akimirka, kiekvienas metras tau gali kažką atnešti. Tai taip ir čia atrodo nieko neišskirtinė vieta, nežinau, ne tai, kad nepavojinga, bet tiesiog elementari greičio ruožo dalis, kur atrodė viskas gerai, bet smulkmena lydėjo paskui smulkmeną, kita smulkmena ir rezultate turim, ką turim, taip dažniausiai ir būna kažkaip. Štai taip, kone lygioje vietoje baigėsi debiutinis ralis mūsų jaunajam lenktynininkui Markui Buteikiui. Iki šiol anot Marko jis nebuvo patyręs lenktynininkų žargonų kalbant stogu. Na, ką padarysi, visada būna pirmas kartas, net ir kalbant apie tokius nemalonius dalykus. Metalas atsikals, detalės bus pakeistos, svarbu, abu Nordis Racing Team sportininkai liko gyvi sveiki. Na, o ralis jis visada tęsiasi. Taigi, grįžkime prie lyderių, ten irgi pakako dramos. Kalbant apie lyderius, tai Martyno Samsono susikrautas pirmą dieną pranašumas taip ir išliko. Martynas vėliau neberizikavo, tiesiog stengėsi išlaikyti saugų atstumą iki persekiotojų ir tai jam pavyko padaryti iki pat finišo. Po 14 greičio ruožų susikrautas solidus, beveik 40 sekundžių pranašumas ir puiki pergalė pirmajame sezono etape. Martynai, puikiai sezono pradžia? Pusė velnio. Nu čia paskutiniai sankryžai. Jeigu bus kadro, tai... O kaip visas ralis? Tai gerai ėjom, man atrodo, tempas toks ofigenas buvo, kad vienam posūkį liktai dešinių ratų kažką tai ir kliudžiau ir tada liktai į kairę sukant toks gr. O čia stabdymas, tai špilka tą į griovį. Normaliai. Vladas Jurkevičius visą ralį važiavo antras ir tik paskutiniajame greičio ruože jį sugebėjo aplenkti Giedrius Notkus. Tuo pat metu Giedrius laimėjo ir papildomus taškus už pergalę paskutiniajame greičio ruože, taip vadinamame Power Stage. Po finišo Vladas to dar nežinojo, tik vėliau atsikvošėjo pamatęs rezultatus ir pabandė protestuoti. Tačiau rezultatai taip ir liko nepakitę. Pasirodo, Giedrius starte specialiai į greičio ruožą įvažiavo pavėlavęs minutę. Už tai skiriama 10 sekundžių bauda. Tačiau tada turi galimybę važiuoti su daug mažiau dulkių. Rezultatas kalba pats už save. Laimėtas paskutinis greičio ruožas ir išplėšta antra vieta bendroje įskaitoje. Rizika pasiteisino su kaupu. Giedrius bandė tave spausti, teko taip neatsipalaiduoti, teisingai? Kažkiek jo, bet čia kaip ir sakiau, žinok, ralio pradžioje visą ralį stengiausi, nesvarbu rezultatas ir taip, kaip bus taip, net ta prasme, ir čia paskutinis, žinai, prieš 2 ruožus buvo 15 minučių gepas, bet irgi galvojom, viskas nesvarbu, 2, 3 važiuojam kaip važiavam, tai prieš paskutinį tą 13 labai gerai suvažiavom, tai atsiplėšėm stipriai nuo Giedriaus, turbūt nepavyko prieš tą paskutinį, tai smagu žodžiu. Vis tiek ta įtampa buvo ir prieš tai greičio ruožę labai daug dulkių turėjom ir šitas greičio ruožas gan sudėtingas ir dulkinas, tai tikrai, sako, ralistai nesportuoja, dar ir kaip ralistai sportuoja. O kaip visas ralis tau? Nu, ralis labai, dalį noriu padėkoti, labai gerai skaitė, šaunuolis. Gerai vairavai, tai galėjau skaityti gerai. Labai gerai, nes buvo daug dulkių, kur reikėjo šturmanavimo, didelių, kaip sakyt, pastangų ir gero supratimo. Daugelis lenktynininkų buvo nustebinti paskutinio greičio ruožo sudėtingumo. Jeigu visą ralį daugiau ir mažiau dominavo nelabai sudėtingi, nors ir greiti greičio ruožai, tai paskutinį organizatoriai parinko tikrą siurprizą – itin pavojingą trasą. Linas Vaškys finišavo 4, iš karto už lyderių trejetuko. Nu čia stebuklingas šitas galiakas buvo. Badyt reikėjo daug. Giedrius protingai padarė minutę, pasiėmė papildomą, tai turbūt tikrai laimėjo to žingsnio. Ta prasme, pasiėmė, pavėlavo 1 minutę, ar ne? Nu, nežinau kaip, jis tiesiog 2 minučių tarpą turėjo pats, turbūt savanoriškai. Tai... O tavo automobilis toks truputį po tuningo, kas atsitiko? Nepamenu ten, kuriam šikanė biški per optimistiškai. Gerai, tos mašinos stoja, bet dar biški reikia primatuoti akį. O kaip šiaip visas ralis tau? Nu, sudėtingas toks iš tikrųjų, nes greičiai dideli, nors tos mašinos stoja greitai, bet jau labai reikia turėti tokį primuštą akį, kad jau čia sustosiu. Tai buvo jau atrodo, kad stabdai stipriai per vėlai ir tu dar sustoji ir dar yra vietos. Tai dar yra ką mokytis? Jo, dar yra nepartų laukų tikrai daug.
Po pusės metų pertraukos į ralį grįžęs Giedrius Firantas finišavo 5. Puikus rezultatas. Mes turėjom pusę metų pertraukos, tai vakar nesupratom, kodėl lėti buvom, greitiem, o dabar į galą jau maišėsi čia visokie su tom vokiškom mašinom. Paskutinėjame greičio ruože labai nepasisekė Eugenijui Sladkevičiui. Jis sulaužė automobilio pakabą ir važiavo su persikreipusiu priekiniu ratu. Negana to, jis smarkiai sutrukdė paskui jį važiavusiems sportininkams, nes ten vyko kova dėl pozicijų. Taigi, finiše ne visi buvo laimingi. Startavom, liktai viskas gerai, žiūriu vairas, galvojau, lūžo kolonėlė. Ta prasme, kad visą susuku į vieną pusę, važiuoja tiesiai. Susuku į kitą, ta prasme, turiu gaudyti pilnu vairu, bet jinai mažai reaguoja. Tai 90-100 pasiimi, kaip ir važiavom. Davažiavus, galvojau, lūžo kolonėlė, tiek to, davažiuosim. Liko realiai 200 metrų iki finišo, įsivertė iš vis tie ratai, ir ką. Bet žiūriu, važiuoja, tegu važiuoja, tai ką darysi, reikia finišuoti. Kažkaip taip. Vienas labiausiai nukentėjusių jautėsi Nedas Radišauskas. Jis paskui Eugenijų važiavo labai lėtai dulkėse ir Nedas pergyveno, kad paskutinėjame greičio ruože jį aplenks Ramūnas Čepkauskas. Pasivėjom Sladkevičių, pusę greičio ruožo važiavom dulkėse, antrą pusę paskui jį. Tai čia dabar gal bus kažkokie sprendimai priimti, mums kompensuotą laiką, nes aplenkt nepavyko, dulkėse važiuoti, tai greičiausiai šitas aukštas ir gražus vyras pasivijo pagal laiką. Tai nuotaikos tokios įdomios, bet tikėkime, viskas bus gerai. Tačiau Nedas pergyveno be reikalo. Ramūnui finiše pritrūko iki Nedo vos 4 sekundžių. Taigi, pirmas Lietuvos ralio čempionato etapas suintrigavo. Kova vyksta daugelyje klasių. Suintrigavo ir mūsų jaunasis Nordis Racing Team ralistas. Jis pusę ralio važiavo pirmą savo klasėje. Taigi, kituose etapuose laukia intriguojanti kova. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.